Na, kada pati pradėjai investuoti ir kas tau reiškia investavimas, kas buvo? Žinai, aš buvau tuo metu vieniša, ne, aš neturėjau antros pusės ir man toks buvo, vėlgi tas, tas ieškojimas to žmogaus ir tokio, tu įsivaizduoji visien, kad kažkaip ateis kažkas ir tave kažkaip, ne tai, kad išgelbės, bet, kažkaip, paims po sparneliu ir tu būsi tokia ir aprūpinta, ir saugi, ir panašiai. Ir man toks, aš prisimenu, aš galvoju, kad kažkas turi, manim pasirūpinti, mane išgelbėti, ašgi pati galiu pastatyti tą bazę, finansinę tokią saugumo bazę, o po to, jeigu žmogus jau ateis, jis ateis jau toks kaip, ne tas princas ant žirgo, o toks tolygus partneris, kur aš galėsiu jį priimti ne dėl to, kad man reikia kažkokios saugumo, užuovės ir panašiai, o labiau, kad man reikia partnerio. Taip yra gerai, aš galiu uždirbti kaip, dirbdama, bet reikia ir, investuoti. Tai yra viena iš priemonių, kuri gali padidinti mano turimų pinigų masę. Ir tikrai pasiteisino per tos 5 metus, galvoju, jeigu aš tiesiog laikyčiau kaip ir anksčiau ten banke tos pinigus, tai aš tikrai daug mažiau pinigų turėčiau, negu aš turiu dabar, nes paskutiniai 5 metai, tai Irena pati žinai, buvo tikrai labai geri investuotojams, tai tie, kas investavo, tai tikrai galėjo mėgautis, tokia net nepagristai atrodo didelė grąža, lyginant su galbūt tokiais istoriniais laikotarpiais. Visiems mes irgi visada sakom, tikrai nereikia jau turėti kažkokių ten stiprių žinių, gilintis ar daktaro laipsnį gauti investavimą, kad pradėti investuoti. Tai pas mane, aš iš labai tradicinės šeimos ir mane irgi mokė praktiškai visą gyvenimą tam, kad tu turi būti gera žmona. Tai buvo principas, turi skaniai gaminti, gerai atrodyti. O ten pinigai jau ateis su vyru. Pinigai ateis su vyru. Kažkaip taip mokė, žinai. Tai tokia buvo pas mus ta tradicinė šeima ir mes ir augau daug metų, kai kažkurių metų tiesiog atsirado, buvo tokia situacija, kai supratau, kad niekas nepasirūpins tavim ir tada pačiai reikia tą daryti. Plius aš turėjau tikrai smalsumo pakankamai, kad išbandyti, plius turėjau tokios drąsos, kad galėčiau ir pakonkuruoti, gal ir buvo įdomu čia ir su vyrais, kaip jie ten daro, gal ir man gali pasisekti. Tai kažkiek tie visi dalykai susijungia ir prasidėjo mano tas kelias. Bet dabar situacija kitokia. Jeigu buvo prieš ten 8 arba dabar yra labai daug moterų. Taip. Ir daug moterų kalbančių apie investavimą ir daug investuojančių, mes juos matome kaip pavyzdys, tai tikrai yra paprasčiau. Tuo metu taip nebuvo. Tuo metu buvo ženkliai mažiau moterų. Taip. Kai aš atėjau tą rinką, tai, žinai, ten visur vyrai su mėlynais kostiumais, visi skamba labai protingai, ateini tuos renginius vien tik vyrai, tai tikrai buvo iššūkių, bet man pasisekė labai su komanda.